Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 110 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie plėtimo metodus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Įsivaizduokite, kad mes turime kažkokį tipą ir tai yra tipas, kurį parašėm ne mes. Bet mums reikia padaryti papildomą funkcionalumą tam tipui. Tas tipas gali būti kaip built-in tipas C#, taip pat ir tipas, kuris ateina iš kažkurios bibliotekos. Ir tarkim, tai bus pas mus string tipas. Ir mes norime parašyti metodą, naudojant kurį visą string tipo turinį mes galim įdėti tarp skliaustų. Na, mes be jokių problemų galim parašyti funkciją. Mes galim sukurti static tipą kažkokį ir ten į tą static tipą mes galim įdėti tą metodą. Tai mes galim sukurti savo klasę, pasakyti, kad klasė bus static, nes čia mes aprašysime tik static metodus. Na ir sukursime metodą, naudojant kurį tekstą ir patalpinsime tarp skliaustų. Na ir paleidus kodą, mes matome, kad viskas veikia. Jeigu mes norime, kad tas pats stringas pas mus pasikeistų, tai mes galime jį perduoti kaip ref parametrą. Ir jei paleisim kodą dabar, pamatysime, kad tai yra tas pats stringas, originalus stringas, kuris pasikeitė. Tik kaip jūs matėte, rašyti kiekvieną kartą tokį ilgą pavadinimą metodo, tai klasė, metodas, jeigu dar ten bus namespace'ai, tai dar ilgesnis pavadinimas bus, ne visada yra patogu. Tai ir buvo sugalvotas toks dalykas kaip extend metodas. Grįžtame atgal prie paprasto pavyzdžio ir jeigu mes padarysime lygiai tą patį dalyką, bet prie mūsų tipo parašysime raktažodį this, tai mes jau su jumis sukūrėm plėtimo metodą. Ir tai nekaip nekeičia funkcionalumo mūsų kodo, tai keičia tik kvietimo būdą. Mes dabar galim ne rašyti pavadinimo pilno, o galim padaryti kitaip. Prie str aš galiu parašyti tašką ir iškviesti metodą add brackets. Lyg tais tai yra metodas iš mūsų string tipo. Ir viskas suveiks identiškai, mes gausime lygiai tą patį rezultatą. Jeigu mes pažiūrėsime į string tipą, tai čia yra dviejų tipų funkcijos. Funkcijos, kurios yra aprašytos viduj string tipo ir yra extension funkcijos. Extension funkcijos nurodomos su rodiklyte. Tai reiškia, kad tai yra funkcija, kuria aprašyta už klasės ribų, kažkurioje kitoje static klasėje. Bet čia pas mus yra apribojimai. Mūsų tipas, kurį mes norim praplėsti, negali būti naudojamas su ref, in arba out argumentais. Jeigu mes parašysime in, ref arba out, tai pas mus neveiks. Mes galim rašyti raktažodį this tik prie tipo, kurį norim praplėsti. Ir tipas, kurį mes norime praplėsti, turi eiti kaip pirmas argumentas. Ir jeigu mes norim, mes galim perduoti čia daugiau argumentų. Tarkim, parašyti taip, nurodyti, o kokie skliaustai pas mus bus. Ir tada aš galiu kaip tokiu būdu kviesti viską, taip ir nurodyti, o kokie skliaustai man reikalingi. Tai aš vis tiek neturėsiu perduoti to pirmo argumento, kuris pas mane nurodytas su raktažodį this, aš galėsiu iškart perduoti visus kitus argumentus. Ir paleidus kodą mes jau gaunam kitą rezultatą. Ir taip mes galim praplėsti bet kokį tipą, kuris pas mus yra. Pagrindiniai reikalavimai tai tai, kad pas mus tipas turi būti static, kur mes aprašome tą metodą, pats metodas turi būti static ir tipas, kurį mes praplečiam, jis turi eiti kaip pirmas argumentas su raktažodžiu this. Mes net galim praplėsti tuple tipą, rodyti, kad va, jeigu mes perdam tuple tipą, tai mes jį norim išvesti va taip. Ir dabar iš tuple tipo aš galiu iškviesti print metodą. Ir viskas pas mane suveiks, aš išvesiu kaip pirmą elementą, taip ir antrą elementą to tuplo. Jeigu parašysime kitą skaičių, tai čia jį ir pamatysime. Bet plėtimo metodai gali būti ir generic tipo. Aš be jokių problemų galiu parašyti čia taip ir vietoj into parašysiu, kad tai pas mane yra tuplas, kuris veiks taip. Ir dabar kokie tipai čia nebūtų, tai vis tiek pas mane suveiks. Nes tas plėtimo metodas bus kviečiamas su bet kokiais tuplais, kurie sudaryti iš dviejų elementų. Jei paleisim tą kodą, tai matome tą rezultatą. Mes net galim sukurti metodą getFirstElement or default. Tai mes galėsime iš kolekcijos paimti pirmą elementą arba atiduoti defaultinį elementą, jeigu ten kolekcijų elementų nėra. Sukursime listą, intą, hashsetą, dictionary ir išvesime pirmą elementą visur. Ir tai padarysime su visais objektais. Paleidus kodą, mes visur matome vienetą. Tai ir buvo pirmas elementas mūsų kolekcijose. O dėl to, kad mes parašėme plėtimo metodą tipui IEnumerable, kiekvienas iš tų tipų yra IEnumerable, tai kiekvienam iš tų tipų mes ir galim iškviesti tą plėtimo metodą. Ir gauname tą norimą rezultatą. Na ir dar vienas pavyzdys. Jis yra nelabai geras, geriau taip nedaryti, bet C# leidžia tai padaryti. Mums, kad naudoti for each ciklą, iš tikrųjų nesvarbu, ar tipas implementuoja IEnumerable ar ne. Mums svarbu, kad tas tipas turėtų metodą getEnumerator ir kad tas metodas atiduotų IEnumerator objektą, naudojant kurį mes ir galėsime praeiti pro kolekciją. Tai mes galim parašyti plėtimo metodą intui, naudojant kurį galėsime naudoti intą viduj for each ciklą. Nurodome kažkokį maksimumą, iki kurio mes eisime,
Ir po to naudojant paprastą ciklą ir yield return'ą mes galim padaryti taip. Aš galiu pasakyti, kad eisime per skaičių 10 ir išvesime visus elementus iš skaičiaus 10. Ir kai mes paleidžiame tą kodą, mes matome, kad pas mus skaičiai eina nuo 0 iki 9. Nors intas ir neimplementuoja IEnumerable, bet mes turime metodą, kuris turi pavadinimą getEnumerator ir kuris atiduoda enumeratorių. Ir to užtenka. Lygiai tą patį mes galim padaryti naudojant tipo range. Tik čia turim parašyti IEnumerator vietoj IEnumerable. Ir tada viskas veiks. Sakysime, kad eisime nuo 10 iki 50. Ir paleidus tą kodą tikrai matome, kad einam nuo 10 iki 49. Imtinai, 50 neįeina. Tai va toks kodas pas mus irgi veiks naudojant plėtimo metodus. Bet kaip ir sakiau, geriau tokių nesąmonų nedaryti, o dirbti su plėtimo metodais truputį kitaip. Jeigu mums neužtenka kažkokio funkcionalumo, tai mes aprašome plėtimo metodą ir vietoj to, kad kviesti per visą pavadinimą ir perduoti argumentą, mes kviečiam tą metodą lygtais iš tipo, kuriam aprašėm tą plėtimo metodą. Ir jūs tą plėtimo metodą galite parašyti bet kuriam tipui, kuriam tik norite. Ar tai bus masyvas, ar tai bus interfejsas, klasė, struktūra, bet koks tipas tiks. Tai ir yra pagrindinis patogumas plėtimo metodo. Tai dabar jūs žinote, kas yra plėtimo metodai ir kaip tais plėtimo metodais naudotis. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.